Nu ką, turim šiek tiek naujienų. Matot, pagrindinę naujieną mano fone. Turiu naują erdvę. Daug metų su savo video darbais dirbau iš namų. Labai nenorėjau, bet kažkaip atėjo laikas, kad netilpau. Ir teko susirasti savo ofisą ar studiją. Nežinau, kaip pavadinti. Tai trumpai apeisiu, parodysiu. Nėra nedidelė, 55 kvadratai, 6 ant 6. Ir antras 6 ant 3, tai nėra toks didelis, bet pradžiai užteks, gal net ne pradžiai. Planavau ne vienas dirbti, pasimti kažkokį kolegą, bet jeigu ir nebus jokio kolegos, jau turiu idėjų, kaip išnaudoti tą erdvę. Vienam kampe yra fonai, turiu kol kas tik vieną vinilinį foną, reikės pasimti ir papirinių daugiau, bet viniliniai fonai for the win, daug geresni, bet papirinių netaip gaila. Šitam kampe yra mano darbo stalas ir turim stiklinę pertvarą. Labai keistai atrodė skelbime, bet kai čia persikraušiau ir viską pasidariau, man jį pradėjo patikti. Užuolaidas pasikabinau neseniai, tarp kitko su užuolaidom gal kas paaiškins. Lubų aukštis yra 2,73 m. Šitos užuolaidos aukštis rašė 3 metrai. Tai kodėl tada lieka tarpas? Nesuprantu šito. Tai reikės išsiaiškinti, nes vis tiek jų trūksta, kad uždengtų pilnai stiklą, o kodėl jį reikia uždengti? Net nežinau, ar reikia, nes aš iš pradžių net nenorėjau jo uždengti. Atsiprašau, iš pradžių aš jį norėjau uždengti iš šitos pusės. Tada jo nenorėjau uždengti visai. Ir dabar galvoju, kad gal visai reikėtų uždengti, bet iš anos pusės. Nes šitam kambarį turiu podcast'o erdvę. Tai mano logika tokia, kad realiai šita kamera ir plačiakas mato stiklą. Kas visai faina, aš norėjau iš pradžių uždengti visą stiklą su užuolaida iš šitos pusės, bet pasidarėm su Hebra porą testinių podcastų ir man patiko, kaip tai atrodo. Suteikia daug įdomių, kaip čia pasakyti, suteikia įdomesnį vaizdą, tiesiog, kad kažkas yra už to stiklo, o ne tik siena, ar tiesiog užuolaidos, kaip visi podcastai pas mus. Nes labai norėjau kažko kitokio, ne tik kaip visi daro, visa siena iš medinių tašelių arba iš užuolaidų. Ir jokio įdomumo. Tai aišku, šitas kambarys nėra toks jau labai didelis ir įdomus. Čia daug propsų, kuriuos pasitraukti bus galima. Ten irgi propsų, kuriuos pasitraukti galima. Erdvė, kur galima drąsiai šešiese. Dabar aišku, čia 5 žmonių setupas, bet galima šešiese, 2 čia, 2 čia, 2 ten. Ir kas kietai, kad Lietuvoje nėra tiek daug erdvių, kur galėtų palaikyti daugiau negu 4 žmonės. Aš nežinau, kiek iš tikro Kaune tai bus paklausu. Įtariu, kad visai nepaklausu. Bet kadangi turiu jau įrangą vienaip ar kitaip, nes tai yra pagrindinis mano įrankis darbo, su kuo uždirbu duoną, tai į ją investuoti nereikėjo. Patalpas irgi kaip jau turiu, nes teko išsinuomot, tai tų investicijų reikėjo, bet jų reikėjo minimaliai. Jeigu protingai ieškai visko ir žinai, ko reikia. Tai viską pasidariau ir turim tokį vaizdą. Ten labai į techninius niuansus, kaip su pačiu paprasčiausiu pultu galima rodyti vienu metu visas kameras ar jungt kompą ir panašiai. Iš šitas detalės nesileisiu. Bet tokia galimybė yra. Tai žodžiu, nesikartojant, tos užuolaidos už stiklo, bet ten užsitraukia žaliuzės ir tas kambarys pasidaro tamsus. Ten yra po palangę irgi apšvietimas, kas suteikia įdomaus vaizdo, bet čia yra mano stalas. Arba jį reikia pasitraukti kiekvieną kartą, arba jį laikyti labai tvarkingą. Dabar aš to daryti nenoriu, dabar pasitraukti. Tvarkingą laikyti visada reikia. Bet aš nežinau, kur aš jį norėčiau laikyti iki galo. Tai pagalvojau, užsitrauksiu užuolaidas šitoj pusiai. Tas dalykas man suteiks vis tiek tamsų foną ir per atspindį vis tiek matysis tas įdomus kažkas. O šitam kambarį, kaip ir sakiau, kol kas čia visiškai nieko nėra. Bet jeigu netyčia Kaune atsirastų poreikis, jis yra, bet yra ir studijų, ne viena ir ne 2, man atrodo, kur galima įrašyti podcastus. Bet kaip sakiau, jie visi su savo apribojimais, tai aš noriu pasidaryti webą, noriu pasidaryti kalendorių, kur žmonės galėtų rezervuoti savo laiką,
atvaryt, pakalbėt ir išeit su jau pačiu podcastu įrašytų į flešą. Tada aš iš šitos erdvės noriu padaryti dar 2 setus, jeigu netyčia viskas eitųsi ir turėčiau bent po kelis klientus per mėnesį, man to užtektų, nes aš nenoriu pereiti pilnai į podcastus. Aš noriu, kad čia toks dalykas būtų kaip ir, papildomas. Aišku, jeigu išaugtų visą tai, gal būtų neblogai. Bet principas toks, ten palikti stalo erdvę su iki 6 žmonių konfigu, o čia pasidaryti 2 setus ties šitą sieną ir ties šitą sieną, arba ties šitą sieną ir šitą, nežinau, bet pasidaryti dar 2 atskirus teminius setus, kuriam galėtų būti iki 3 žmonių. Taip, turim kėdę. Tai va, principas toks. Yra kameros, yra mikrofonai, yra net ir ausinės. Ilgai galvojau, ar reikia ar ne, bet Mantvydas kaip ir pakišo tokią idėją, kad visai neblogai būtų. Tai šitas setas turi galimybę, kad kiekvienas pašnekovas turėtų savo ausinės. Kodėl tai yra gerai? Nes tada tu girdi, kokiu garsu tu kalbi. Ar tu gal per arti ir girdisi tavo kvėpavimas į mikrofoną? Ar tu kažką pasakoji per daug nutolęs ir tada automatiškai kiti pašnekovai girdisi geriau negu tu pats. Aišku, galima tą dalyką išspręsti ir programiškai, bet tvarkingai padaryti yra visada geriau. Šiaip iš esmės šita podcast'o erdvė jau yra pilnai funkcionali. Likę yra tik tai smulkmenos, kurias vis tiek norisi pasidaryti. Kaip ir užsakiau papildomų visokių laikiklių į lubas, kad būtų galima pasikabinti dar daugiau apšvietimo, nors, kaip matot, iš mano plaukų ir pečių, kuris čia petys, šitas, yra foninis apšvietimas. Jau matėt prieš tai, dega 2 oranžinės lempos, šiltos, ir jos meta tokį rim lightą, backlightą ant kiekvieno pašnekovo. Tai vat irgi tas faina atėjus turbūt iš reklaminės erdvės, iš videografo erdvės, į podcastą, kad tu podcast'e orientuojasi ne tik į setą, ne tik, kad ten pastatyti kažkokią fainą lentynėlę, ne tik, kad ten nupirkt mikrofus už 400 eurų ir girtis, kad pas tave geriausi, bet padaryti bendrą vaizdą gražų, o ne sumest užuolaidas visur, medinius tašelius, brangiausius mikrofus ir sakyti, jo, gerai, eikit, priinvestavau 10 000, ateikit daryti podcastą. Ne, daryti viską reikia protingai. Kai kurie dalykai yra nelogiški, kai kurių dalykų labai reikia. Daugiau nežinau, ką jums ir papasakot. Kol kas tiek, sekit naujienas. Nežinau, kada bus puslapis, bet jeigu nėra webo, parašykit man, jeigu norit daryti podcastą. Tikrai kažką sugalvosim. O dabar pagal valandas žiūriu, kad man reikia pasigauti fūrą, kuri išvažiavo iš Vilniaus ir važiuoja į Italiją. Tai negaištam laiko ir lekiam pasigauti fūrą. Problem. Papulsiu į kamštuką grįždamas. Pasikrovė Vilniui, dabar stoja pasikraut ir Kaune šiek tiek dalykų. Užsakymas iškeliauja. Gerai, fūrytė. Priekaba apklijuota. Gerai, smagus keliukas bus. Per Europą 3 mėnesiam, 3 etapam. Ir mes su šitu sąstatu pasimatysim jau kitą savaitę Italijoje. Keliaujam atgal į ofisą, pasibaigti esamus darbus ir greičiau sėst prie studijos webo paleidimo. Ačiū visiems ir pasimatysim, tikiuosi, kai jau bus webas. Iki.